Taiklaus ir greito pirmo šūvio pervertinti neįmanoma. Laukinėse vakaruose nuo to priklausė gyvybė, šiandien praktinėme šaudyme aukštas hit faktorius. Sekite treniruotę ir aš jūs pamokinsiu, kaip išlavinti taiklų ir greitą pirmą šūvį. Pirma treniruotės dalis yra sausų treniruotė. Pirma, taisyklingas pistoleto laikymas. Paimam pistoletą laikydami kuo aukščiau spinos, taip, kad nykštys būtų lygiagrečiai vamzdžio. Ir kas kartą mes nykščiu rodydami į taikinį, nukreipia vamzdį į taikinį. Sekanti pratimo dalis – užmerktomis akimis. Stebime taikinį, užmerkiam akis, ištraukiam pistoletą, atmerkiam akis ir turite matyti raudoną tašką arba taikiklį. Jei nematote, kartokite veiksmą nuo pat pradžių. Kad atlikti taiklų pirmą šūvį, reikia paruošti pirštą. Atsistojam veidu į taikinį, traukiam pistoletą ir ties smakru pradedam ruošti pirštą šūvį. Ir kai tik tais pamatome taikiklį ant taikinio, atliekame spaudimą. Savo įgūdį galite patikrinti užklėję pistoleto taikiklius lipnia juosta. Taip, kad negalėtumėte matyti taikiklį. Ir šaudysite aklai, vien tik tais išvesdami rankas. Šaudimas su užklijuotu taikikliu.